Daugiabučių namų renovacijos bumas Raseiniuose buvo prieš 10 metų, 2015. Tuomet renovavosi 8 namai. Šiuo metu renovuojami 6, netrukus prasidės dar 7 daugiabučių namų renovacijos darbai, papildomai gauti ir dar 2 namų prašymai, jiems jau rengiami investiciniai planai. Daugiabučių namų priežiūra, jų modernizavimu užsiima uždaros akcinės bendrovės Raseinių komunalinės paslaugos, būsto priežiūros padalinys, bet vis dar vadinamas butų ūkiu. Su padalinio vadovu interviu pradėjome nuo pajuokavimo, tačiau interviu metu aptarėme labai rimtą temą – daugiabučių namų renovacija Raseinių krašte. Ir čia suklusti turėtų vis dar neapsisprendžiantys gyventojai. Iš tiesų buvome butų ūkis. Esame Raseinių komunalinės paslaugos, būsto priežiūros padalinys, bet iš ties mumis vis dar vidutinio amžiaus ir vyresni klientai dar taip vadina butų ūkiu. Pakalbėkime apie daugiabučių namų renovaciją ir iš tikrųjų šiandien stovim prie Raseiniuose Pienės gatvės 5 numerio. Ir kiek yra jau renovuotų daugiabučių ir kiek šiuo metu pateikta prašymų? Jau renovuota yra virš 40 mieste daugiabučių. Šiuo metu jau yra renovuojami 6 daugiabučiai. Ir 7 yra pateikę prašymus, įvyko balsavimas raštu, investicinio plano balsavimas, jam pritarimas ir dar papildomai 2 gavome naujus prašymus. Tai jau jiems yra rengiami investiciniai planai. Tai galėtumėm sakyti taip, kad vyksta šiuo metu 6 namams renovacija ir netrukus prasidės, tai manau, kad kitų metų pradžioje išvysime dar 7 + 2, tai 9 namai prasidės renovacija. Galiu sakyti, kad šie skaičiai džiugina, tai yra didžiausi skaičiai nuo 2015 metų. Galime pajuokauti, kad tai yra renovacijos bumas, vis dėlto žmonės tvirtai apsisprendė, kad reikia daugiabučius atnaujinti. 2015 metais buvo renovuoti 8 daugiabučiai, tai dabar pasiekoje renovacija, aišku, tęsiasi kitus metus, tai bus virš 10. Lyginant su kitais Lietuvos miestais, tai esame 35 vietoje iš 60 miestų, tai manau, rodiklis yra pakankamai geras. Bet daug dar yra ir netvarkytų, ar ne? Iš tiesų taip, yra, kur techninė būklė jau rodo, kad namui tikrai reikia renovacijos, reikia modernizacijos, bet deja gyventojai dar kol kas to neišreiškia. Aš ir noriu paklausti būtent apie tas baimės daugiabučių namų gyventojų dėl noro renovuoti būstą. Ar galite jūs, sakykime, kaip padalinys vienašališkai priimti tokį sprendimą, renovuoti, nes jau namas matot, kad yra pirktinos būklės ir ar gali būti, paklausiu grubiai, taikoma prievarta žmonėms pasakyti, viskas, jūsų namą reikia renovuoti? Iš tiesų ne, tikrai įvairių gal gandų yra, ar taip žmonės sako, kad tikrai privers, jeigu ne šiemet, tai kažkokiais metais privers, iš tiesų tikrai nėra jokios prievartos. Aplamai mūsų įmonė nepradeda renovacijos procesus, kol negauname žmonių prašymų, žmonių sutikimo, tai 51%. Gyventojams taip, susirinkimo metu mes informuojam, pranešam apie stogo būklę, apie kitas daugiabučio bėdas ir rekomenduojam. Taip, kaip mūsų specialistai mato, mes tik rekomenduojam susirinkimo metu. Bet iš tiesų pati iniciatyva turi gimti iš gyventojų. Tai gavus gyventojų tokį prašymą, tada ir prasideda būtent renovacijos eiga, renovacijos procesas. Kas renka tuos parašus? Jūs kaip minėjot, reikalingas 51%, tai tiesiog, aš kaip suprantu, tai turi būti su parašu ar ne, žmogaus asmeniniu. Tai kas tuo užsiima? Iš tiesų parašai renkami arba namo gyventojų susirinkimo metu, tai namo susirinkimą gali organizuoti ir patys gyventojai, tai iš tiesų tai ir vyksta, susirinkimą organizuoja gyventojai, jie susirenka parašus, arba yra namo atstovai, kurie atstovauja namą ir jie tos parašus surenka būtent eidami per gyventojus. Noriu atkreipti dėmesį, kad parašai renkami, tai tikrai mes juos tikriname, kai gauname, suderinam ir sutikrinam su registrų centro duomenimis, kad
nepasirašytų nuomininkai ar giminaičiai, tai tik tais gavę ir patikrinę parašus ir jeigu jie atitinka ir yra 51% pritarimo, tada ir prasideda būtent renovacijos eiga, yra užsakomas investicinis planas, kuris yra pristatomas ir vėliau balsuojama raštu. Kalbant apie daugiabučių namų renovacijos privalumus, kokius pagrindinius įvardintumėt? Išties didžiausias privalumas yra tai, kad gyventojai gali sutaupyti šilumą savo namuose. Po renovacijos sumažėjo šildymo sąskaitos apie 58-60%. Privalumas yra tai, kad yra atnaujinamas visas šilumos punktas. Gyventojai turi naujus radiatorius, yra dedami dalikliai. Daliklių pagalba gyventojas pats gali reguliuoti iki 60% savo šilumos. Tad jeigu jisai nusprendė taupyti, būtent gyventi gal vėsiau, tai jis tikrai drąsiai tai gali ir daryti būtent reguliatorių pagalba. Bet kalbant aplamai dėl renovacijos, tai ne tik išvaizda atsinaujina namo, bet pagrindiniai vamzdynai, elektra, namo gyventojai gali susitvarkyti savo laiptines, kurioms tikrai reikia šiuo metu remontų, šilumos punktas, stogo danga keičiama. Tai yra daug teigiamų privalumų, ne tik šilumos, bet ir viso namo kokybei. Kokią vidutiniškai, pakalbėkime apie pinigų sumą, moka renovuoto namo buto gyventojas? Kiek pabrangsta? Iš ties tie, kurie nusprendė renovuotis kur kas anksčiau, prieš 5 metus, prieš 10 metų, tai jau kai kurie gyventojai jau ir yra įsimokėję paskolas, jų vidutinis mėnesio įmoka bankui siekdavo apie 40-60 eurų. Tie gyventojai, kurie renovavosi prieš 3 metus, maždaug jau siekia jų paskola mėnesinį įmoką apie 70 eurų. Kalbant dabar apie tuos, kurie dabar renovuojasi ir tie, kurie ateinančiais metais renovuosis 9 namai, tai 2-3 kambarių butui mėnesinė įmoka bankui gali siekti nuo 100 iki 140. Sakykime taip, renovuoto namo gyventojas, jeigu jisai sugalvoja imti paskolą asmeniniam kažkokiam vartojimui, ar ne? Čia kažkaip gali įtakoti. Būtent iš ties šita paskola, jinai nėra pririšta prie gyventojų. Šita paskola yra pririšta prie objekto. Iš ties ir susirinkimo metu daug kas klausė, kaip bus, jeigu mes norėsime parduoti butą. Vyresnio amžiaus žmonės kalba apie palikimus, kaip artimiesiems palikti būstą su paskola. Tai paskola neturi įtakos jūsų asmeninėms paskoloms. Jeigu jūs nuspręsite imti paskolą būstui ar savo gerbuviui pasigerinti, tai tikrai neturės įtakos. Būstai yra parduodami su paskolom, su likučiais. Šiuo metu paskolas duoda bankas Iltė, kitaip sakant, valstybinis bankas, su 3% palūkanom ir fiksuotum 20 metų laikotarpiu. Norintys gyventojai gali įsimokėti iš anksto, bet žinant apie palūkanas 3%, tai tikrai ar verta investuoti tokią didelę sumą, o dėl pardavimo tai tikrai būstai yra parduodami su likutinė paskola ir naujam gyventojui būtent paveldi tą paskolą. Noriu atkreipti dėmesį, gyventojai, kurie gauna mažas pajamas, kurie gauna šildymo kompensacijas, jie gali susitvarkyti kompensacijas, atskiras kompensacijas dėl renovacijos ir visą laikotarpį, kol žmogus, gyventojas gauna kompensaciją už renovaciją, mokėti nereikia. Skamba gerai. Pakalbėkime apie tokį dar dalyką. Valstybės parama, man teko girdėti, daugiabučių namų renovacijai, jinai kasmet mažėja. Iš tiesų, kodėl kviečiame ir agituojame būtent suskubti dabar, 13 etape. 13 etapas yra pratęstas, tie, kurie dar vis dėlto dar norės prisijungti prie renovacijos, tai jisai pratęstas iki balandžio 30 dienos. Parama valstybės mažėja, kasmet mažėja ir šiemet pirmą kartą jinai yra fiksuota pagal daugiabučio kvadratus. Nebelieka praeito etapo, kaip yra 15%, 15 plus 10% šilumos punktui, tai apie 40% valstybė rėmė paskolą. Dabar, kuriems daugiabučiams jau pristatėm investicinius planus, kurie sutiko renovuotis, tai valstybės parama siekia
nuo 26 iki 28 procentų. Tai ženkliai mažėja valstybės parama ir tikėtina, kad jinai tikrai artimiausiu metu neaugs. Savivaldybė taip pat nemažai prisideda ir skatina gyventojus renovuoti savo daugiabučius ir kuo? Iš tiesų, kaip ir dabar esam prie Pieninės 5 ir Pieninės 7, tai ši aikštelė yra sutvarkyta irgi pagal projektą, savivaldybės lėšų, būtent renovuotiems namams. Tai renovuoti namai, jie savivaldybei, kaip pasakysiu, stovi eilėje prie aikštelių atnaujinimo. Tai iš tikrųjų džiaugiamės, kad savivaldybė priėmė sprendimą ir šiemet netgi 3 aikštelės yra renovuotos ir sutvarkyta ir automobilio aikštelė, ir vaikams žaidimo aikštelė. Tai būtent renovuoti namai gali dalyvauti tam projekte, savivaldybė tikrai prisidės prie kiemo tvarkymo.